Tai neramus laikai artimuosiuose rytuose. Po karo su Iranu atsiranda naujų interesų, kurie gali pakeisti regioninę ir pasaulinę padėtį. 3 šalys, kurias skiria geografija, bet vienyje grėsmės suvokimas ir interesai, tyliai kuria vieną įdomiausių šio dešimtmečio strateginių partnerysčių. Indija, Izraelis ir Jungtiniai Arabų Emiratai pastaraisiais mėnesiais peržengė savo stiprių dvišalių ryšių ribas. Ir tai, kas formuojasi, yra tiesiog nepaprasta. Tarp mūsų šalių ir ekonomikų atsiveria puikios bendradarbiavimo galimybės, nes mus vienyje bendros vertybės ir tikslai, susiję su taika, tolerancija ir klestėjimu. Mūsų šalys neturi bendrų geografinių sienų, tačiau jas vienyje siekis užtikrinti taiką ir bendri veiksmai siekiant gerovės bei klestėjimo. Aš matau natūralią sąjungą tarp Izraelio, JAT ir Indijos daugeliu atžvilgių. Jeigu paimtumėt Izraelio technologijas ir inovacijas, jeigu paimtumėt kapitalą ir žinoma kitus svarbius veiksnius, kuriuos turi jie. Kalbant apie technologijas, kitus pasiūlymus ir žinoma Indijos mastą, gamybos apimtis ir gynybos pajėgumus, visa tai kartu sudaro puikią sąjungą. Dar 2022 metais 3 šalys kartu su Jungtinėmis valstijomis įkūrė I2U2 strateginę partnerystę, kuri padėjo pagrindus šiam besiformuojančiam trišaliam suartėjimui. Naujame pasaulyje, kuriame gyvename, turime pagerinti savo gebėjimą greitai bendradarbiauti, kad kuo geriau išnaudotume savo santykinius pranašumus ir sujungtume tinkamas pažangias technologijas su tinkamais ištekliais. Turime mąstyti naujai, kai kalbame apie energetiką, apsirūpinimo maistu, saugumą ir vandens technologijas, gynybą bei prekybą. Kiekviena mūsų šalis susiduria su labai skirtingais iššūkiais ir pasižymi labai skirtingomis savybėmis. Tačiau būtent tai ir daro mūsų potencialą dar didesnį. Pastaraisiais metais kiekviena šalių pora pasirašė keletą dvišalių susitarimų daugelyje šių sričių. Tačiau yra vienas dalykas, kuris juos vienyje labiau nei bet kas kitas. Gynybos srityje turėjome dešimtmečius trunkantį patikimą bendradarbiavimą. Praėjusiais metais pasirašytas susitarimo memorandumas suteiks naujų dimensijų šiai partnerystiai. Mes kartu žengsime pirmin bendros plėtros, bendros gamybos ir technologijų perdavimo srityse. Nors jie neturi oficialios sąjungos sutarties, abipusės gynybos pakto ar bendros vadovybės struktūros, Jungtinius Arabų Emiratus, Indiją ir Izraelį vienyje bendras pavojus, kuris pastaraisiais metais tik dar labiau išaugo. Nestabilumo vaikais, kai pasaulis yra giliai susiskaldęs, manau, kad tai, kas jungia Vakarų Aziją su Pietų Azija, yra Indija, Jabija ir žinoma Izraelis. Taigi, žinoma, visa tai daroma tam, kad būtų atremta bet kokia tokia jėga, kurios iš tikrųjų naudoja terorizmą kaip valstybės politiką. Nuo spalio 7-osios atakų Hamas žymiai sustiprino savo bendradarbiavimą su Pakistano teroristinėmis grupuotėmis. Tuo pačiu metu Izraelis ir Indija taip pat sustiprino savo gynybinį bendradarbiavimą tiek dėl karo Gazoje, tiek dėl Pakistano išpuolių prieš Indiją ir Kašmyrą. Pridėkime prie to ir gilėjantį gynybinį bendradarbiavimą tarp Jeruzalės ir Abu Dabio dėl Irano. Vis labiau suprantama, kad šioms 3 šalims kyla bendros grėsmės. Taigi, kai Indija tai suvokia, Izraelis visada tai suvokia. O jei dabar Jungtiniai Arabų Emiratai po nesenų grėsmių taip pat tai suvokia. Taigi yra bendrų grėsmių, yra bendrų ryšių ir stiprėja ryšys natūrali sąjungininkystė tarp šių šalių. Ir šias šalis sieja ne tik bendros grėsmės, bet ir atsirandančios priešiškos sąjungos, kurias jos siekia neutralizuoti. Čia formuojasi kitokio pobūdžio sąjunga tarp Pakistano, Saudo Arabijos ir galbūt Turkijos. Ir mes matėme per Sindudo operaciją praėjusiais metais po Pehelgauno Peracho atakos. Indija puolė ne tik pakistaniečiai naudojantis kinišką įrangą. Prieš Indiją vėl ir vėl buvo naudojami ir turkiški dronai. Pastarųjų 12 mėnesių įvykiai parodė, kad kuriama trišalė architektūra tarp Indijos, Izraelio ir Joceninsy. Ir nors ji dar tik formuojasi, kryptis yra aiški. Stiprėjantis saugumo suartėjimas, sustiprintas ekonominių tarpusavio priklausomumu, turintis potencialą pakeisti regioną ir už jo ribų.